16 kasmet primena lietuvių tautos vienybę ir sunkų kelią nepriklausomybės link. Verčia atsigręžti į tautos istoriją bei prisiminti, koks kruopštus ir ilgas darbas atliktas tam, kad galėtumėme būti laisvi. Tegul visuomet vasario 16 būna mūsų laisvės ir nacionalinio orumo šventė. O dabar, bičiuliai, leiskite į sceną pakviesti tarti sveikinimo žodį Šilutės savivaldybės merą Vytautą Laurinaitį. Visada smagu matyti valstybinių švenčių proga mūsų merą pasipuošusi mero regalijomis ir tai dar kartą parodo tą ypatingą svarbą. Su švente, gerbiamas merė, žodis jums. Taip, laba diena, mėlieji. Iš tiesų susirinkome šiandieną į ypatingą šventę, o ši diena yra labai svarbi ir istoriškai, ir valstybiškai. Vasario 16 neapsiriksiu pasakęs, kad yra mūsų valstybės neįsenkantis energijos ir stiprybės šaltinis. Ši diena visą laiką simbolizuoja mūsų tautos valią, stiprybę ir ateities matymą. 1918 metais nuskambėjęs per pasaulį laisvės varpas, jis visada primena mūsų valstybės, istorinės valstybės ir šios dienos valstybės vertybės. Atverstumėte bet kurį šimtmečio istorijos puslapį, mes ten rastumėm tas pačias vertybės, tos pačius siekius. Laisvė, nepriklausomybė. Praeitais metais mes ką tik paminėjome dar vieną labai svarbų įvykį, Lietuvos Respublikos prezidento inicijuotą 1863–1864 metų sukilimą. Jis gal buvo tada tai užmiršta, bet tikslas buvo vienas – išsivaduoti iš caro priespaudos. Abiejų tautų Respublika. Nepavyko, bet štai pavyko 1918 vasario 16. Ir šią progą aš sveikindamas jūs noriu palinkėti, kad kiekvienam širdyje atgimtų pasididžiavimas istorija, istorinė praeitimi, kad kiekvienas mes didžiuotumėmės kovotojais už laisvę, nepriklausomybę, kad mūsų neapleistų tautiškumo ir pilietiškumo dvasia, kad būtumėm atsakingi, pareigingi ir pagarbus vieni kitiems. Kad lydėtų mūsų darbų sėkmė Pamario kraštui ir visai Lietuvai. Su švente ir ačiū už šventinę bendrystę. Ačiū, kad atėjote. Gerbiamas mere. Žinote, šventės yra šventės ir iš tiesų, smagu matyti, kad mūsų salėje irgi beveik nėra laisvų vietų. Žmonės atėjo į šitą gražų prasmingą renginį. Čia yra susirinkę nemažai šeimų su pačiais jauniausiais Šilutės piliečiais. Aš labai gerai prisimenu, kaip vaikai rašė jums laišką. Ir jie tada svajojo apie čiuožyklą. Čiuožyklą pirmą kartą atkurtos laisvos nepriklausomos Lietuvos istorijai Pamario krašte mes turėjome 2 mėnesius. Šiandieną yra simbolinis čiuožyklos atsisveikinimas, vakare 18 val. Su gražia diskoteka. Mere, ar galime tikėtis, kad ir kitais metais čiuožykla kartu su Kalėdomis, su Gruodžiu grįš į mūsų mažosios Lietuvos sostinę Šilutę? Taip, mes jau kalbėjom visi vadovai, ir su administracijos direktoriumi, ir su vicemeru Tomu, ir su pavaduotoja Edita. Taip, kitais metais mes vėl bandysime pastatyti, arba, sakykime, atkurti tą pačią čiuožyklą, kuri buvo šiemet. Turbūt mes padarysime, visus reikiamus veiksmus ir be abejo, kad kitais metais tikrai galėtumėm pasidžiaugti čiuožykla ir pasidžiaugti to įvykiu, koks buvo šiemet visą gruodžio, sausio ir pusę vasario mėnesio. O apie koncertą, tai aš esu, čia mano irgi ir mūsų vadovo toks noras, nėra gražesnio koncerto, kai koncertuoja mūsų Šilutės savivaldybės vaikai. Patikėkite, galima nupirkti bet kokį
koncertą, bet šitas koncertas yra neįkainuojamas. Ačiū ir tėveliams, ir mamytėms, ir vaikams, kad šiandien koncertuosite. Tikrai gražaus reginio visiems. Dėkui, gerbiamas mene, o dabar ir jūs galite įsitaisyti žiūrovų salėje ir mėgautis šiuo mūsų šventiniu koncertu. Ponas ir ponai, mūsų šventinį koncertą pradėsime nuo lietuvių liaudies šokio Siūlų kamuoliukas. Atlieka Žibų pradinės mokyklos, tautinių šokio kolektyvas Žiburėlis, mokytoja Jurgita Žemaitaitienė. Taigi, mieli bičiuliai, tai buvo Žiburėlis, tikras rimtas Siūlų kamuoliukas. Negailėkite plojimų, tegul vaikai įsimena savo pasirodymą prieš gimtojo miesto publiką. Negu tokie šaunūs vaikai lanko Šilutės miesto vaikų darželius, lopšelius ir nuo pat mažų dienų štai propaguoja tuos lietuvių liaudies tautinius šokius. Tai galima tikėtis, kad mes nacionalinėje dainų šventėje ir šokių tikrai visada turėsime savo atstovų. Na, mūsų šventinį koncertą tęsia folklorinis ansamblis. Mokytojai Vytautė Stonkutė ir Aivaras Lydžius, lietuvių liaudies šokis Lemtetiudis. Na ir smagu, kada mes turime galimybę tokiuose šventiniuose koncertuose pamatyti ir rimtesnius, senesnius mūsų tautai būdingus muzikos instrumentus. Ir kada šiais muzikos instrumentais groja jaunoji karta, tai ko gero džiugina visus. Ir dėkui tėčiams, mamoms, kurie pasirenka, kad talentingi vaikai turi lankyti gimtojo miesto meno mokyklą.
Gerbiamoji publika, tėčiai ir mamos, kurie fotografuojate savo vaikų pasirodymus, teisingai darote. Todėl, kad laikas bėga ir tiesiog mūsų vaikai, kaip ir mes patys akyse, keičiamės. Tačiau aš noriu pasakyti, kad visada galite užeiti į Šilutės kultūros pramogų centro internetinį tinklapį ir jūs visada rasite renginių nuotraukas. Ir smagu, kad ir Sergejus Gvildys, fotografas, šitas nuotraukas kartu su kultūros pramogų centro kolektyvu publikuoja taip, kad visada galima įeiti ir pamatyti, kaip jūsų vaikai ar draugai, bičiuliai, pažįstami atrodė vieno ar kito renginio metu. Nuo mūsų šventinį koncertą tęsia Žibų pradinės mokyklos tautinių šokių kolektyvas Žiburėlis, kurie atliks lietuvių liaudies šokį Straksiukas. Mėly bičiuliai, tai unikalus kolektyvas ir tai yra Šilutės Žibų pradinės mokyklos tautinių šokių kolektyvas Žiburėlis, mokytoja Jurgita Žemaitaitienė. Na dabar netrukus neįsigaskite, scenoje pasirodo labai rimtas instrumentas. O, su šituo instrumentu tai kiek iškovota pergalių įvairiose tarptautiniuose konkursuose. Šilutės meno mokykla visada garsėjo savo pianistais ir neatsitiktinai kai kurie mūsų auklėtiniai yra groję tokiuose atrodytų proto sunkiai suvokiamuose renginiuose. Tai yra aukštasis pilotažas. Ar žinote, kad Šilutės meno mokyklos
vienas iš auklėtinių, gerbiamas Kasparas, yra grojęs net ir Nobelio premijos įteikimo ceremoniale. Mūsų gabūs vaikai dažnai koncertuoja ir jų pasirodymus matome specialiame muzikinėme tarptautinėme kanale Meso. Ir tai dar kartą rodo, kiek daug Pamario kraštas išaugina talentingų vaikų. Ir žinoma, čia patys rimčiausi komplimentai dirbantiem mokytojam. Nesvarbu, atrodo, ateina tas talentingas vaikas, praeina pro tavo rankas, tu išleidai gyvenimą ir galvoji, nejaugi tai viskas. Tačiau niekada tuščia vieta nebūna. Gabius vaikus keičia kiti gabūs vaikai ir mes turime įspūdingų rezultatų. Ir kiekvienais metais, ypač kada vaikai, talentingi vaikai už pasiekimus yra apdovanojami pavasariais Šilutės savivaldybės mero Vytauto Laurinaičio ir savivaldybės įsteigtais piniginiais prizais, tada ir pajunti, kokią solidžią pasiekimų puokštę mūsų talentingi vaikai įpina į šio krašto pasiekimus. Tada ateina metas pakviesti fortepijoninį trio. Gaudrę Gedrimaitę, Rugilę Gadeikytę ir Vakarę Vaišnoraitę. Jų mokytoja, sidabrinės Nendrės premijos laureatė Liudmila Mikkelsen. Skambės Oksantų kūrinys Kaip smagu groti kartu. Puikiai, tie bičiuliai plojami. Čia trijui ir tai yra Gaudrė, Rugilė ir Vakarė. Jos lenkiasi publikai, publika ploja iš susižavėjimo. Išraudotas. Aišku, toje vietoje, kada kūrinio viduryje teko susimušti delnais, nuskambėjo jes, turėjo nuskambėti lietuviškas žodis taip, bet suprantate, mūsų talentingi vaikai koncertuoja tarptautiniuose festivaliuose. Tai jeigu tu pasakysi taip, komisija nesupras, ką jie norėjo pasakyti. Tai mūsų šventinį koncertą tęsia mokytojai. Ir dabar turime puikią galimybę susipažinti su mokytojų trijų. Alvita Dimašiova-Rumšienė, Liudmila Mikkelsen ir Jurgis Karbauskas. Jie atliks Mažą Rašvilį kūrinį Nokturnas. Šis šventinis koncertas yra labai įvairiaspalvis. Įvairiausi kūriniai atrinkti į šį koncertą, skirtingi instrumentai, skirtingos muzikinės nuotaikos.
Ir jeigu jūs galvojate, kad vaikai jaudinasi, tai viskas yra suprantama. Bet jeigu jūs galvojate, kad mokytojai nesijaudina, jie taip pat jaudinasi. Bet prieš įžengiant į sceną, Liuda Mikkelsen prisipažino, kad jinai jaudinasi ir tai yra natūralu. Aš taip pat jaudinuosi, plojimai šiam mokytojui trio. Liudmila Mikkelsen ir Jurgis Kirmauskas. Dėkojame mūsų gerbimiem mokytojams ir toliau lieka palinkėti jiem gabių vaikų ir kad tie pasiekimai nenustotų keliauti į mūsų kraštą. Smagu, kada į Šilutę sugrįžta talentingi vaikai, kurie šiuo metu yra kitur. Tai pats metas susipažinti su Šilutės meno mokyklos absolvente. Tai yra Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos moksleivė. Netrukus jūs išgirsite jos vardą ir pavardę ir plojimai turėtų būti rimtesni. Tai viena talentingiausių mūsų krašto atlikėjų Meda Siliūtė. Ovacijos Medai, jos mokytoja Birutė Tiltikienė. Ir netrukus nuskambės Medos atlikime Santano kūrinys Toskana. Dar kartelį plojimai Medai.
puikus pilotažas. Meda Siliutė, Šilutė. Meda Siliutė, Meda. Gal galite dar kartelį ateiti pasirodyti publikai. Meda Siliutė, kuri žengė pirmosius žingsnius muzikoje savo gimtajame mieste. O dabar pats metas išgirsti, kaip groja Šilutės meno mokyklos styginių instrumentų ansamblis. Mokytoja Albina Kazlauskytė, koncertmeisterė Irena Filičkinienė. Skambės Martin kūrinys Kitą kartą. Na ir smuikininkai atkeliauja. Šį kartą jiem dabar priklausys scena. Geras 3 minutės. Aš kažkaip negirdžiu plojimų, gerbiamoji publika. Taigi vasario 16 visų mūsų šventė. Ir šiandien Šilutės meno mokykla koncertuoja specialiai jums. Daugybė pačių įvairiausių renginių nuo pat ankstyvo ryto. Tai ir šventinės pamaldos abiejose miesto bažnyčiose, tiek Šilutės katalikų bažnyčioje, tiek evangelikų liuteronų bažnyčioje. Ir laukia daugybė įvairiapusiškų renginių. Taip kad šį sekmadienį, kai išėjote anksti ryte į miestą, žinokite, kad be vakaro negrįšite. Nežinau, ar pasiėmėte su savimi pačiūžas, jeigu ne, tai čiuožykloje nieko baisaus gausite pačiūžas. Svarbiausia, kad čiuožinėti, grojant rimtam Lietuvos didžėjui, taip pat yra smagu. Taigi, gerbiamoji publika, kaip jau minėjau, styginių instrumentų ansamblis Šilutės meno mokyklos atliks Martins kūrinį pavadinimu Kitą kartą. Plojimai Šilutės meno mokyklos styginių instrumentų ansambliui. Vasario 16 šventimas natūralu, kad persikels ir į Šilutės miesto gatves, įvairiausias kavines, namuose visų taip pat įsimintina šventė. Na, man yra didžiulė garbė pristatyti šiame šventinėme koncerte dar vieną unikalią asmenybę. Labai talentingą šio krašto žmogų. Užtenka pasakyti tik tai, kad buvusi Šilutės meno mokyklos absolventė, įsiklausykite, šiuo metu studijuoja Roberto Šumanos muzikos universitete Düsseldorfe, Vokietija. Ir šiandien jinai yra čia. Jin yra sugrįžusi į gimtąjį miestą. Tai yra Saulė Norvaišaitė. Plojimai Saulei. Saulė mažosios Lietuvos sostinėje Šilutėje dovanoja savo atlikime Ferenco Listo kūrinį Atodusis.
gerbiamoji publika, būtent taip groja Diuseldorfo studentė šilutiškė Saulė Norvaišaitė. Smagu Saulė sugrįžus namo. Saulė, gal galime sugrąžinti į sceną dar kartelį, publika to nori. Saulė Norvaišaitė. Ir šiandien tų mūsų gabių vaikų pavyzdys rodo, kad nesvarbu, tu gali kilti ir iš mažo nedidelio miestelio, jeigu tu gyvenime iš tiesų sieki savo tikslo, tu gali jį pasiekti. Ir tie mūsų talentingi vaikai savo pavyzdžių yra pats geriausias ir rimčiausias įrodymas kitiem, kurie dar tik tai žengia pirmuosius žingsnius muzikoje. Na, o dabar scenoje yra liaudiškos muzikos kapela. Mokytojas Aivaras Lydžius ir netrukus jūs išgirsite Povilo Bekerio kūrinį Polkutę. Taip kad, gerbiamoji publika, jeigu kūrinys patiks, jeigu bus vietos, kur įsiterpti ovacijomis, tai ir darykite, neužgoždami atlikėjų, todėl kad jų atliekama muzika negali nežavėti. Ir tuo pačiu šio koncerto organizatoriai labai džiaugiasi, kad dalis iš jūsų atėjote taip pat pasipuošę specialiai šitai šventei ir yra daug gražių simbolių, trispalvės vėliavėlių, trispalvės kepuraičių ir tai negali nežavėti. O dabar, kaip jau ir minėjau, nuskambės liaudiškos muzikos kapelos Šilutės meno mokyklos atliekamas Povilo Bekerio kūrinys Polkutė. Paplokite. Šilutės meno mokyklos liaudiškos muzikos kapela mokytojas Aivaras Lydžius. Dėkojame mūsų jauniesiem atlikėjam. Na, pažintį su Polkute tęsime dabar kitame formate. Tai buvo atlikimas muzikaliai, o dabar pamatysime, kaip smagiai Polkutė yra atliekama šokio interpretacijoje. Ir netrukus mūsų savo pasirodymų pradžiugins Pamario progimnazijos tautinių šokių kolektyvas Viržytė, mokytoja Rita Kurpeikytė. Paplokite gerbiamai mokytojai Ritai Kurpeikytei. Ir kviečiame užimti scenoje vietas Pamario progimnazijos tautinių šokių kolektyvą Viržytę.
Pavario progimnazijos tautinių šokių kolektyvas Viržytė. Mokytoja Rita Gurveikytė. Jeigu pagalvojate, kad mūsų šventinėme renginyje, koncerte, nenuskambės nei viena daina, tai suklydote. Lietuviai turi labai daug gražių įsimintinų dainų. Ir netrukus nuskambės kūrinys Mano Lietuva. Muzika ir žodžiai Andriaus Borisevičiaus. Atlieka solistės Milana, Estera, Aušra, jaunučių ir jaunių chorai. Mokytojos Kristina Kasperaitytė ir Daiva Pielikienė. Paplokite mokytojų. Mūsų rimtieji dainininkai, Šilutės meno mokykla. Ir jau visai netrukus mes išgirsime šių vaikų atliekamą kūrinį, kaip jau sakiau, Mano Lietuva. Žinoma, kad kiekviename renginyje yra tam tikrų įsimintinų gražių akcentų ir kaip jau minėjau, Mano Lietuva dainos atlikime solistės Milana, Estera ir Aušra. Netrukus viskas bus paruošta, parengta, nes kiekvieną kartą, kada rimtas choras, vokalistų ansamblis atlieka vieną ar kitą kūrinį, visi turi būti girdimi, todėl kad čia smulkmenų nėra. Gerbiamoji publika pasiruošusi, dar kartelį paplokite jiem. Ovacijos dirigentė ir mokytojai, Šilutės meno mokyklos direktorė. Gerbiama Daiva Pielikienė.
Ačiū. Ir jaunių chorai Milana, Estera ir Aušra, mokytojos Kristina Kasparaitytė ir Daiva Pieligienė. Plojimai šiam puikiam kolektyvui. Gerbiamoji publika, ateina metas į sceną pakviesti dar vieną rimtą atlikėją. Sakau rimtą ir nei trupučio neklystu. Smagu, kad šis žmogus buvo grįžęs vieną savaitgalį į Šilutę, į savo gimtąjį miestą iš ten, kur studijuoja. Ir čiuožykloje surengė įspūdingą koncertą. Kažkada pirmą kartą teko šitą žmogų matyti Šilutės mero Vytauto Laurinaičio verslo padėkos vakare. Ir tada akordeonas buvo didesnis už šį žmogų. Iš akordeono matėsi tik tai gražios garbanos. Dabar jis jau yra praaugęs savo muzikos instrumentą, tačiau valdo jį dar tobuliau. Šiuo metu jisai studijuoja Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje ir vėliau matyt keliai suks į Didžiąją Britaniją, į Angliją. Tai vienas talentingiausių mūsų krašto akordeonistų Majus Vilkas. Ovacijos Majui! Majus Vilkas, mokytojas Laimonas Sanys. Na ir Majus Vilkas savo gimtojo miesto publikai atliks Angel kūrinį, skambus, puikus kūrinys, sonata.
vilkas. Šilvomis Majau, sėkmės. Majau, sugrįžiname tave. Publika nori dar kartelį tave pamatyti. Majus vilkas. Ačiū, Majau. Nu dabar scenoje šokių grupė Pamarietė. Mokytoja Judrė Railinė, o šokėjos atliks šokį Viltis. Šokių grupė Pamarietė, mokytoja Judrė Railinė. Gerbiamoji publika, mūsų šventinėme koncerte liko 2 kūriniai. Tačiau kokie? Jie bus ypatingi, kur jūs taip pat galite prisijungti, dainuoti. Ir scenoje bus labai visko daug. Todėl, kad, kaip jau ir minėjau, talentingų vaikų turime į valias. Tačiau, kol dar nėra užstoti tam tikri akcentai, aš labai norėčiau, kad jūs sukeltumėte ovacijos scenografijos autoriai. Todėl, kad tai yra šiaudiniai sodai, kuriuos specialiai pagamino Švėkšnos tradicinio amatų centras. Sodai, tie lietuviški sodai. Jie yra įtraukti ir į UNESCO paveldą ir smagu, kad mes turime kuo didžiuotis prieš visą pasaulį ir parodyti tai, ko neturi kiti, ko neturi kitos tautos, ko neturi kitos valstybės. Beje, reikia pastebėti, kad šitame šventinėme koncerte Šilutės meno mokyklos mokiniai ir mokytojai tikrai įdėjo visą širdį. Niekas nesikišo, koks tas turėtų būti repertuaras,
ir jie patys viską atrinko, kiekvieną kūrinį apgalvojo, kad šis koncertas būtų ypatingas. Tai dabar, gerbiamoji publika, į sceną kviečiame į jaunučių chorus, jungtinį mokinių ir mokytojų orkestrą. Koncertmeisterė Irena Filičkinienė, mokytojai Daiva Pielikienė ir Gražvydas Raila. Na, apie Gražvydą vėl būtų galima kalbėti labai daug. Tai yra Pamario fanfarinio orkestro pamarys, galima sakyti, rimtas vadovas. Tuo labiau, kad tai yra tas dirigentas, kuriam patikėta garbė ir dainų šventėje, Vario audroje diriguoti kai kuriem kūriniam, visos Lietuvos jungtiniam pučiamųjų orkestrui, ir tai dar kartelį byloja apie mūsų Pamario krašto mokytojų įvertinimą. O kūrinys, kurį jūs netrukus išgirsite, jis yra ypatingas. Tai reikia pastebėti, kad solistė Kristina Kasperaitytė, jinai atliks šitą kūrinį, padedama savo mokyklos draugų ir bičiulių. Tai yra viena iš jau tapusi legendinių ir vizitinių kortelių žinomo Lietuvos atlikėjaus, dainų autoriaus Gyčio Paškevičiaus, tai yra Mano kraštas. Ir matyt, šiandieną, vasario 16-oji, ir yra puikiai diena, puikiai proga šiam kūriniui tiesiog elementariai nuskambėti jūsų akivaizdoje. Matyt, sunku būtų surasti žmogų, kuris nežinotų šio kūrinio teksto. Taip kad, mėly bičiuliai, jūs taip pat visada galėsite prisijungti. Tegul dainuojame ne vien tik tai čia, kas yra scenoje, bet ir jūs taip pat, galima sakyti, būsite jungtinis žiūrovų choras. Ponios ir ponai, Gyčio Paškevičiaus Mano kraštas. Netrukus bus pajungtas muzikos instrumentas ir galėsime pradėti. Paplokite dar kartelį. Tai yra Mano kraštas. Dirigentė Šilutės meno mokyklos direktorė ir mokytoja Daiva Pielikienė. Šitą žemę man likimas dovanojo, pilką dangų, sniego sodus ir pilis, jie klevais raudonais rudenį liepsnoja, jie
ponios ir ponai, Kristina Gasparaitytė ir visas jungtinis Šilutės meno mokyklos kolektyvas ir žinoma, dirigentė gerbiama Daiva Bielikienė. Na, netrukus skambės finalinis kūrinys mūsų šventinėme koncerte, tačiau prieš pristatant šito kūrinio pavadinimą, iš tiesų norėčiau, kad aš, kada išvardinsiu visus šventėje koncerte dalyvavusius kolektyvus, sukeltumėte audringas ovacijas. Ir tai yra Šilutės Lopšelio darželio Pušelės skaitovai, Pamario progimnazijos, tautinių šokių ansamblis Viržytė, na ir žinoma, nereali. Tai yra Šilutės meno mokykla! Ir aišku, Šilutės kultūros pramogų centro kolektyvas. Beje, gerbiamoji publika, pasibaigus šitam šventiniam koncertui, mes niekas niekur neįsiskirstysime. Tiesiog iš vienos erdvės persikelsime į kitą, nes mūsų laukia vaišės. Jau yra tapusi ta gražia tradicija, kad iš karto prie kultūros pramogų centre, bet apie maistą po šio kūrinio. Ponios ir ponai, finalinė šio koncerto daina ir Tu Lietuva, tu mana. Tai yra lietuvių liaudies daina. Atlieka fanfarinis pučiamų instrumentų orkestras Pamarys, šokėjų grupė Pamarietė, jaunučių ir jaunių chorai, šokių grupė Pamarietė. Dar kartelį plojimai visiems. Mano išvardinti, tai žinoma, Gražvydas Raila.